Lietuvos krepšinio grandai ir toliau nedemonstruoja gero žaidimo vietiniuose čempionatuose. Šį savaitgalį klupo ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Baltijos krepšinio lygoje vilniečiai išvykoje 100-107 buvo priversti pripažinti Šiaulių pranašumą. Svečiai visų rungtynių metu buvo priversti vytis pakeliai rungtyniavusius šiauliečius. Ir nors rungtynių pabaigoje pavojingai priartėjo 92-96, vis tik aistringai palaikomi gerbėjų šeimininkai išlaikė persvarą. Vienas Šiaulių komandos vedlių į pergalę 28 taškus pelnęs Arvydas Šikšnius sako, kad į aikštę ėjo nusiteikę pergaliai. Tikėjom, kad galim nugalėti ir nugalėjom. Čia svarbu tikėti vidu, jeigu ateisi su ta mintim, kad negali, čia jau pasidavęs, praloši, tai 20 gausi ir išeisi nukabinęs nosį. Rimas Kurtinaitis sako neprisimenantis, kad jo komanda būtų praleidusi daugiau nei 100 taškų. Tad prasta gynyba, pasak trenerio, ir buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Paprasčiausia Šiaulių žaidėjai norėjo nugalėti labiau negu mūsų žaidėjai. Aišku, mes pakeliui prieš Šiaulius žaisdami sužaidėme eilę rungtynių, kur, sakyčiau, gal nesunkiai nugalėjom komandas ir manau, kad paprasčiausia šiandieną žaidėjai galvojo, kad tai bus lengvas pasibėgiojimas, taip neįvyko. Visi galvojo, kad mes su kažkokiu savo puolimu palengsim Šiaulių komandą, bet dėja taip nebus, nes Šiauliuose pats žaidimo stilius yra kitas, agresyvumas yra kitas ir tik tai galima susitvarkyti su komandom tokiom kaip Šiauliai, tik tai su gera gynyba. Antanas Sireika nesureikšmino 107 pelnytų taškų ir sakė, kad komanda gali žaisti ir geriau. Nesvarbu, kiek galim mesti, aš turiu omeny žaidimo kokybę. O čia daugiausia prisidėjo tai, kad vyrai daug atidavė savęs, daug širdies, daug emocijų, o ne tai, kad labai stebuklingai pagerėjo žaidimas. Sugebėjo mobilizuotis. Vienas kitas žaidėjas galbūt sužaidė virš galimybių, bet bent kaip aš tikėjausi, kad šitokioj būsenai kaip galėtų būti, bet visumoje komanda, manau, nesužaidė. Buvo ir klaidų, ir tokių lengvesnių išeičių, bet tokio dar trūko laisvumo. Bet kai kurie žaidėjai tai super. Kitose savaitgalio Baltijos lygos rungtynėse Žalgiris po pratęsimo 84-81 įveikė Valmierą. Ventspils 1 tašku 74-75 nusileido Tartu Rock. Kėdainių Nevėžis išvykoje 63-85 pralaimėjo Liepajas Lauvas ekipai. O Rygos VEF iškovojo dar vieną pergalę. Šį kartą prieš Talino Kalev Kramo 96-88. Vienintelėse savaitgalį vykusiuose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Žalgiris Kauno derbyje 78-60 pranoko Aisčius.